Sveiki, čia vėl bus disclaimeris quick. Aš nežinau, ar jums šita informacija bus įdomi, ką aš jums pasakysiu, bet aš pastebėjau kiekvieną kartą, kai aš editinu ir kai aš pažiūriu į save ar į savo plaukus, visada būna kokių baltų šūdukų, dabar matau nėra, tai jeigu yra ir kyla klausimas, ar čia pleiskanos, ar čia kažkas tokio, tai ne, čia nėra pleiskanos. Aš kaip minėjau Day in the Life vlog'e, kur paminėta yra mano nauja kamera, kad aš turiu 2 ligas. Tai viena yra iš jų epilepsija, o kita iš jų yra žvynelinė. Tai žvynelinė yra, kur beria odą, tai ant odos yra išbėrimai, kurie vadinasi žvynai tam tikri, o ant galvos beria, jie vadinasi tokie kaip lopai. Jų pavadinimas toksai. Tai jie yra tokie balti dalykai ir jeigu pasikasai tu juos, jie sutrukinėja ir sutrupėja ir skaidosi į tokius gabaliukus. Tai mano galva yra kartais pilna jų, nes labai sunku jos panaikinti. Aš turiu prausti su tam tikru specialiu šampūnu visą laiką, tepti su tepalais specialiais. Ir kadangi dabar pavasaris yra, šita liga labai reaguoja į tam tikrus sezonus. Tai žiemos metu jinai gali pakisti arba vasaros metu jinai gali pakisti, bet jinai dažniausiai pakinta man vasaros metu. Man vasaros metu paūmėja šita liga. Žiemos metu jinai man nelabai pasireiškia. Tai jei kam kyla klausimas dėl to, čia kad žinotumėt ateičiai ir jo, gero žiūrėjimo. Labą rytą. Šiandien bus dar vienas Day in the Life vlogas. Labai kažko special neparodysiu, realiai nesu sugalvojęs kažko, tai tokį ekspromptų video darau. Šiandien važiuosime su mergina į Akropolį. Turim grąžinti porą striukių, kurios mums netiko. Ir tada eisim iki Švento Kazimiero knygyno, kurios yra Vilniaus gatvėje. Noriu nusipirkti porą knygų, tiksliau paieškoti, ar iš vis ten yra tų knygų. Tėvo Amorto knygos apie eksorcizmą yra, tai nors ir girdėjęs iš savo kunigų mokytojų, kad nes aš esu kaip ir sakiau praeitam video tikintis, tai aš esu patarnautojas bažnyčiose ir visa kita, ir turiu savo mokytoją, kuris yra kunigas, tai mane dvasios mokytojas, kitaip sakant. Tai jis man visą laiką sakė, kad fokusuotis į šviesą, nesifokusuoti į tamsą, domėtis tik gerumą, aš tai ir darau. Bet tiesiog man kaip asmuo Gabrielius Amortas yra kunigas, jisai labai įspūdingas, atlikęs labai daug eksorcizmų. Ir tiek atlikęs ir būti toliau šaltų protų, išlikti ramiu, tai yra kažkas wow. Iš tikrųjų dar vienas toksai iš eksorcizmo pasaulio Lietuvoje, kas yra mano toks irgi herojus asmeninis, tai Arnoldas Valkauskas irgi yra eksorcistas, labai tvirtas žmogus, tai jo, tikrai tokie žmonės yra kažkas wow, pamastyti. Dar norėčiau nusipirkti vieno samurajaus filosofinę knygą, tai The Book of Five Rings. Nes va tokie žmonės vis tiek motyvuoja ir kažką tai suteikia tau vidiniai pusiai. Paskui dar asmeninis mano herojus Lietuvos jau čia yra numeris 1, tai Aurimas Valujavičius, va čia tai neapsakomas, tiesiog neturiu žodžių. Didžiausia motyvacija burti, eiti kūrybiniu keliu, nebijoti nieko daryti. Nesvarbu, ar tu nukrisi, ar tau nepasiseks, vis tiek daryti. Ir ką aš visą laiką irgi sakau, tai jo, tokie žmonės, kaip ir sakau, reikia sekti sėkmingus žmonės, žiūrėti juos ir pasimti savo kažką iš to, nes jie tikrai duoda jums kažką. Kodėl čia toksai langas yra, aš nesuprantu, jų 4, o 2 ar 3 diena, Išsisprendžiau šiek tiek problemą su telefono kamera, nes
Į miestą aš nesivešiu šitos kameros, nes aš čia dabar laikau tą kamerą ant tokio mini fake tripodo užsisukęs, aš nusisukęs nuo telefono to stendo. Ir čia pasirodo buvo galima užsisukti, aš ant jo ir laikau, kad man būtų patogiau filmuoti save. Kitas dalykas, kodėl nenoriu vežtis, aš turiu tik vieną tą bateriją. Ir baterija nelaiko labai ilgai, ką pastebėjau, nes vis tiek filmuoju daug. Man reikia nusipirkti papildomų porą baterijų. Mačiau, kad nebūtinai Sony, bet kažkokios kitokios baterijos, kurios tiktų būtent į šitą, kainuoja apie 19 eurų arba net iki 9 eurų, bet aš bijau dėti, jeigu sugadins mano kamerą. Nes grinai originali baterija kainuoja apie 50 eurų, ir čia biški brangokai. Tai kameros nesivešiu, filmuosiu per telefoną, tai mikrofonas bus biški lėvesnis, nes šičia tai labai geras. Išgeriu kavą, apsirengsime, susiruošime ir važiuosime. Grįžom iš miesto, nusipirkau knygą, kurios norėjau, aišku, neradau visų dalių, kurių norėjau, tai sad dėl to, bet bandysiu ieškoti toliau internete ir jo. Grįžau namo, jaučiuosi šiek tiek pavargęs, pavyko gauti, kaip ir sakiau, vieną knygą, bus tikrai fun read. Nes apie Gabrielio Morto tikrai noriu daugiau pasiskaityti. Inspiring žmogus tikrai, kaip ir sakiau ryte. Toks biškai jaučiuosi sekęs, nes pro 4 knygynus praėjau, nes pirmam knygynę radau iškart šitą. Su akcija tenais nuolaida prie kasos turėjau pasakyti Zuikis, tai 9 eurus sumokėjau su kažkiek. Šiaip pastebėjau, kas mane išsekino per šias dienas, tai kadangi aš keičiu darbą, pakeičiau darbą, aš jau išėjau iš to savo seno darbo ir dar naujam nepradėjau dirbti kol kas. Daugiau laiko editinimui, nors ir nekeliu aš kol kas nieko, bet jūs pamatysite, aš jau 3 video su editinės, dabar čia 4 filmuoju tą Day in the Life ir dar padarysiu per Velykas Day in the Life. Bet per šias dienas, ką aš dariau, tai aš filmavau daug, nes labai, kadangi man dar sunku kalbėti per kamerą. Ta prasme, aš jau šiaip įsivažiuoju į tą kameros kalbėjimą, jau šiaip matosi, kad ir drąsiau man ir visa kita, bet generuoti mintis, formuluoti sakinius, nors ir skriptą turiu pasirašęs, vis tiek yra sunku. Karts nuo karto vis tiek turiu pagalvoti, ką pasakyti, kaip geriau mintis išsireikštų.
Tai išeina, kad kartais porą minučių net galvoju, ką pasakyti. Tai ties nusikarpimai užtrunka, tikrai užtrunka tie filmavimai daug, paskui editinimai užtrunka, nes vis tiek vien nenoriu visą dieną editinti, tai meditavimas, knygos skaitimas, ties vieno projektų darbas, nes kai ką kuriu, tai, bet man atrodo pirmam video esu sakęs, kad tai pamatysit po pusės metų, bet dabar jau atsikelia daugiau biški po metų galbūt, nes trūksta man biški dalykų vienų, kur negaunu, sakykime, ir laukiu. Tai jo, tai per visą dieną tikrai atidaviau vien tik tais į editinimą, skaitimą, idėjų rašymą, projektų ten darimą ir šitas išsekino, pavargau tikrai. Ir aš nesakau, kad čia blogai kažkas yra, čia, aišku, ir aš džiaugiuosi, nes šitas nuovargis, ko aš ir noriu, tokio būtent nuovargio. Ir čia ne tai, kad aš skundžiuosi, kaip aš pavargau visą kitą, nes šiaip jo, aš dabar jaučiu eisiu, nusnausiu. Bet turiu omeny, kad tokį nuovargį aš ir noriu jausti, ta prasme, ne kažkokio ten nemėgstamo darbo, bet būtent nuo to, ką aš mėgstu daryti, nuo to, ką aš darau, nuo to, kas yra mano svajonė ir buvo mano svajonė, ir tai yra nuostabus jausmas pavargti nuo to, ką tu iš tikrųjų darai ir toliau paskui daryti, nes tai suteikia tau tikrą laimę. Tai geras jausmas, tikrai geras jausmas. Gerai, einu pailsėti. Dėjau tokį power napą. Tarsi aš jau atsikėlęs senai šiaip. Skaičiau biškį knygą ir tada 15-20 minučių nulūžau, atsikėliau, bet jau jaučiausi visiškai jau, kad galėčiau eiti miegot, bet nusprendžiau, kad pamiršau kelt video visus. Turėjau kurti apie porą valandų thumbnailus, nes ten įvyko šiokių tokių niuansų. Gerai, apsirengiau, eisiu į parduotuvę, reikia porą dalykų pasidaryti, nusipirkti. Tai jo, tas kreivingas labai užėjo, kai vieno dalyko nori ir kefyro. Nes turiu įsivyręs bulvių, mergina išvirė bulvių prie vieno maisto gaminu. Bet aš to pačiu pagalvojau, blemba, kaip senai geriau kefyrą su bulvėm tiesiog. Ja, kaimiškai. Skanu. Fun fact. Kai buvau mažesnis, kokių 10-9 metų, man labai kišdavo kefyrą. Paskui, kai pabėgau gyventi apie 12, kai man suėjo ar 11, dabar nepamenu, pas močiutę. Nes aš turiu tokią dark backstory. Šiaip augau iki 11 metų su tėvais, paskui pabėgau pas močiutę ir jinai mane užaugino iki 18 metų, bet galbūt kažkada papasakosiu apie tai, bet dabar tikrai nenoriu apie tai įsiplėsti. Jo, tai kai buvau 12 metų ir jau gyvenau pas močiutę, ten sakydavo gerti kefyrą su bulvėm, vienu žodžiu, ir man žiauriai nepatikdavo. Aš žiauriai nemėgdavau kefyrų, man tas kefyras toks būdavo, bet nežinau, aš čia gal prieš metus realiai pradėjau labai mėgti graikišką jogurtą. Kažkur prieš metus. Ir kefyrą aš dabar, kai geriu, man yra grinai vos ne kaip geriamas graikiškas jogurtas. Plius čia irgi yra gerųjų bakterijų ir visa kita, ir čia yra gerai šitas dalykas. Tai toks. Jo. Skanu. Tikrai skanu, tai siūlyčiau jum išgerti. O jeigu rimtai, tai baigsiu šitą video taip. Kaip ir sakiau, pirmai nežinau, ar jis buvo jums labai toks įdomus, bet manau buvo toks gan jaukus.
Labai simple, labai paprastas. Tai gero jums vakaro ar ryto, kada jūs žiūrite šitą vlogą. Ir susitiksime kitame. Būkit pozityvūs, mylėkite vienas kitą, šypsokitės ir niekada nepasitokite.